esu perėjimo laikotarpyje ir iš tikrųjų labai sunku išbūti tame stabilume, išbūti tame balanse su tuo, kaip yra, nes viskas aplinkui juda, vyra ir nieko nebėra stabilaus. Ir išbūt su tuo ramybėj, tai reikalauja pastangų. Ir atrodo, kad tai ir be pabaigos, bet iš tikrųjų pabaiga yra nauja pradžia. Tos senos pabaigos, kaip čia. Ta pabaiga yra ties pradžia. Ir kol neišeis ta senoji versija, tol būsim tame perėjimo laikotarpy. O tas naujas jisai yra ta sena savęs svajonė. Kokia visą laiką norėjau būti, save įsivaizdavau geriausią savo versiją, tai va. Ir tas laikotarpis jisai gali užtrukti, nežinau, skirtingai gal žmonėm būna, bet tai reikalauja laiko, nors dabar viskas kinta, gal jau yra kitaip. Mano atveju aš jau tame perėjimo laikotarpy iki šios akimirkos esu tarp metų ir pusantrų. Maždaug metai ir 4 mėnesiai. Tai va, ir iš tikrųjų labai sudėtinga. Man pradžioj buvo sunkiausia tai, kad aplinka jinai, kaip čia pasakyti, reaguoja į tave, žodžiu, kad ta aplinka tampa toks chaosas ir nėra kur įsikibti. Nėra nieko stabilaus. Ir tada supranti, kad turi įsikibti į savo stabilumą, pats tapti to stabilumu, kad galėtum ten būti su juo savo viduj, atsiremti, kaip kiti sako, nori į kitą žmogų atsiremti, tai šiuo atveju turi išmokti atsiremti save, pats tapti tuo stabilumu, kad galėtum visada, kai reikia, ne tik kai reikia, tiesiog visada būtama stabilume ir tada ramybė, ir tada lengvume gali būti ir visame kame. Tik tai jau turi atrasti tą atramą savo vidui.